Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Maryse Vergniaud savivaldybėje priėmė meras Ričardas Malinauskas, kuris viešniai išsamei pristatė Druskininkus, kurorto gydomuosius faktorius, čia įgyvendintus investicinius projektus, kurorto plėtrą. Ambasadorė domėjosi savivaldybės aktualijomis ir neslėpė susižavėjimo puikiai išvystyta kurorto infrastruktūra, įgyvendintų projektų gausa, gyrė savivaldybės priimtus strateginius sprendimus, sprendžiant gyventojų problemas. Įspūdžiai yra patys palankiausi, jau anksčiau girdėjau apie Druskininkus ir tai, ką čia išvydau, tik tai patvirtino tai, ką aš esu girdėjusi. Matosi, kad mieste yra labai daug gyvybės, yra labai daug planų. Man patikta statistika labai nuostabiai nuteikia ir dėl to tas bendradarbiavimas atrodo kaip labai puikiai perspektyva. Pirma užduotis yra iš tikrųjų padėti Prancūzijai susipažinti su šitu miestu, su visom galimybėm, koks tai yra malonus kampelis tiek apsilankymams, turistams. Ir taip pat mūsų pokalbių metu mes mąstėm apie tai, kad reiktų rasti konkrečius partnerius, Prancūzijoje, kuriuos domintų čia investuoti ir į tam tikrus konkrečius kultūrinius arba meninius projektus. Ir būtent tai padeda abiem šalims viena kitą labiau pažinti ir suartėti. Naujoji ambasadorė matyt veiklus žmogus ir tikrai ieško galimybė supažinti tiek daugiau Lietuvą su Prancūzija ir, kaip ji pasakė, Prancūzija su Lietuva. Ir vienas iš bendradarbiavimo formų tai yra būtent savivaldybių, miestų draugavimas, bendradarbiavimas, miestų partnerių buvimas. Druskininkus, kaip visada, domina galbūt daugiau pramoniniai rajonai, būtent tos vietos, tie miestai, iš kur mes galėtume sulaukti daugiau svečių. Ir Prancūzija jau šiandien dieną yra ta rinka, apie kurią reikėtų šiandien kalbėti, sunku būtų pasakyti, bet aš manau, kad kiekvienas atvykęs turistas, o kaip mes žinoma, jie iš Druskininkų išvyksta gerai nusiteikę ir gerai atsiliepdami, tai yra mūsų ambasadorius toje valstybėje, iš kurios galėtų atvykti dar daugiau žmonių. Viešnagės Druskininkuose metu Prancūzijos ambasadorė apsilankė Druskininkų gydyklose, slidinėjimo trasų komplekse Snow Arena, apžiūrėjo kurorto parkus bei pasivaikščiojo Druskininkų senamiestyje.